kai dariau šią parodą, nes iš tikrųjų jaučiau didelę atsakomybę, nenorėjau Palemono krašte griūti veidu į purvą, vis tiek norėjau tą Palemoną pristatyti kiek įmanoma išsamiau ir pats pykau ant savęs, kad kartais man pačiam atrodė, kad to gylio trūksta ir galvojau, kad ta cerkvutė yra labai didelė ir visi darbai čia tiesiog pranyks. Atvežėm Arvydo dėka su 2 autobusiukais darbus, parodą, na ir dar 2 mašinas paskui išvežėm. Tai dalis tikrai dėja netilpo ir man atrodo, čia ta istorija tęsis toliau. O aš tik tai trumpai gal tą kontekstą įvesiu į tą kontekstą, kas tas Palemonas, tiems, kas ne visai žino ar neprisimena, nes man atrodo, Palemonas yra net užkoduotas, kaip ir koks Vytautas, užkoduotas mūsų toj tautiniai, kolektyviniai pasąmoniai. Pristatinėti jo ko nereikia, jis pats ir vaikšto, kaip gyvas tarp gyvųjų. Palemonas, galima su juo pasisveikinti, galima jam ranką paspausti, galima su juo, ypač tie, kurie kalba lotyniškai, pakalbėti, o gali ir lietuviškai jau pramokęs. Tai tik tai priminsiu, kad 15 dar amžiuje, pirmiausia, Krokuvos universiteto studentų, lietuvių studentų aplinkoje gimė ta mintis, kad lietuviai yra ne iš Kelmos pirti, kad jie atsiradę būtent iš Romos, iš Italijos ir iš Palemono. O tas Palemonas iš tiesų rašytiniai šaltiniai liudija, kad Palemonų būtų įvairių ir įvairiais amžiais Romos imperijoje nuo valdovų iki mąstytojų, nes vienas iš Palemonų tai buvo ir mąstytojas, graikų mąstytojas, nes Palemonas tai yra graikiškos kilmės vardas ir Palemonas irgi buvo garsus graikų imtynininkas, netgi taip pat šiaurinėje Juodosios jūros pakrantėje egzistavo tokios valstybės kaip Pontas arba Bosforas ir tose valstybėse karaliavo, išmatavo net keli Palemonai. Bet 16 amžiuje lietuvių intelektualai arba kitaip vadinami humanistais suformavo tokią tarsi neįrodyta, bet mokslinė, vadinkim, šių dienų požiūrių pseudomokslinė teorija, kad lietuviai yra kilę iš romėnų ir tie romėnai Lietuvos teritoriją atklydo 1 ar 2 amžiuje po Kristaus gimimo, paprastai kalbama, kad imperatoriaus Nerono laikais, bėgdami nuo imperatoriaus Nerono, kuris žinomas buvo savo tuo despotišku viešpatavimo būdu, Rūsys yra skirtas tai iki palemoniškai Lietuvai, senai Lietuvai, seniesiems Lietuvos gyventojams ir kartu Palemono išėjimų. Nes vėlgi, čia mano paties tokia jau kaip menininko, matančių savotišką viziją, prielaidą, kad kodėl mes, seretiškai galbūt paprieštaraus, kad turime Palemono tam tikrus labai konkrečius pėdsakus ir net palaidojimo vietas, bet viena iš mano tokių versijų, kad romėnai savo mirusius žmonės laidodavo juos paguldydami į Elbijas, į valteles kažkokias ir plukdydami Nemunu žemyn vėl, kad jie grįžtų į savo tėvynę, į Romą. Tai pačioje Rūsiuose yra būtent ir Palemono ir Palemonidų, tai yra jo palikuonių išėjimo tam tikras ženklas, o čia, tai ką matome čia, tai yra, viskas susiję mūsų su Palemono civilizacija, jeigu taip galima pavadinti darbiniam kontekste. Ši parodos dalis vadinasi Palemono civilizacijos likučiai. Kaip sakysime, vatamsparniai yra Palemono civilizacijos likučių tam tikri fragmentai, galima užmesti akį, kad čia mes naudodamas Videniškiuose, Videniškiai yra vietovė Aukštaitijoje, o Videniškiai irgi susiję su Palemono mitu ne ką mažiau kaip ir Jurbarkas, nes Videniškiai yra tokios legendinės, bet ir istorinės kunigaikščių Giedraičių giminės tėvonija. Pagal visą giminės genealogiją, tai Giedraičių pradininkas buvo Giedrius, to Giedrius tėvas buvo Vidas, tas Vidas įkūręs Videniškius ir taip toliau. Tai būtent čia tas paštas, iš kurio yra nulipdytas ar Borkus, ar Palemonas, kaip ten, tai yra būtent iš Videniškių. Tokiu būdu Videniškiai atkeliauja į Jurbarką, bet čia yra įvairiausių dalykėlių susijusių su Lietuvos istorija. O tuos stiklinių gaubtelių turime atgytą iš Vilniaus žemutinės pilies,
aš jos tikrai negrioviau tos pilies, kaip ir valdovų rūmų negrioviau, tiesiog tą plytą mėtėsi ir ją beliko pakelti ir nusinešti namo. Arba, sakysime, šita plyta yra Šventos Onos bažnyčios plyta, irgi negrioviau lietuviškos gotikos šedevro, šita plyta vos nenukrito man ant galvos. Irgi beliko ją pakelti ir nešti namo. Kitas dalykas, galvodamas, kaip galėjo atrodyti tie palikuonys, kokie buvo jų portretai, tai irgi daug fantazijos neveikia. Kartais užtenka pasižiūrėti, kad ir palei Nemuną besimėtančius akmenis, titnagus. Tie titnagai labai dažnai turi portretinių bruožų. Galima sakyti, kad čia galbūt jie užkodavę tie akmenys būtent tos romėniškosius mūsų protėvius, arba taip pat irgi neščento, sumažės bent jau pakeliamas. 3 yra akmenys, tai 3 palemonidai, Borkus, Kūnas ir Sfera. Tai šitie akmenys irgi yra iš Vilniaus žemutinės pilies teritorijos, dabar ten Barboros Radvilaitės gatvėje yra keičiami kanalizacijos vamzdžiai, tai ardomas senasis grindinys XIX amžiaus, tai tie akmenys iš XIX amžiaus grindinio man irgi panašus į portretus, tai čiagi galima fantazuoti, kad tai yra būtent palemonidų atvaizdai. Kita vertus, irgi dalykas rastas Videniškiuose, kadangi esu jau 3-4 kartą nuo Žaklės, tai nelabai galiu pasakyti, bet tai yra arimo įrankis, arklo dalis, ir čia esu nulipdęs vieną iš Lietuvos bajorų, kurie, kaip jau sakė Arvydas, kaip rašė Motiejus Strijkovskis, yra kilę iš romėnų, tai čia turime romėniškai protėvį. Na, kitas dalykas, čia yra irgi pati parodos chronologinė, tokia pradžia, čia yra tų palemonidų genealoginis medis, būtent iš Palemono vystosi visa giminė, ją nupaišiau irgi taip simboliška, kadangi pats esu baigęs dailės istorijos studijas Vilniaus dailės akademijoje, tai dailės akademijoje šiukšlyne mėtėsi iš dailės istorijos katedros išnesta knygų lentyna, tai beliko ją tik tai panaudoti, būtent genealoginio medžio piešimui. Tai ir tvarumas, ir istorija čia susipina į vieną vaizdinį. Na, kitas dalykas, vėlgi, ką matom ant šitų cerkvutės durų, tai yra didžioji lokė, nes čia yra mano mokslinė teorija, bet ta mokslinė teorija, kaip prisiminkime, irgi yra pagrindęs Prosperas Merimė, XIX amžiaus prancūzų rašytojos romantikas savo apysakoje Lokys. Dalis lietuvių ir ypač žemaičiai, kaip žinome, yra kilę iš Lokių, ne veltui jų ir herbe yra vaizduojamas Lokys, Rolandas Rimkūnas tą patvirtins. Taigi, dalies iš mūsų tas, tie žvėriški, lokiški instinktai, kuriuos mes kartais galime ypač supykę arba labai besidžiaugdami patirti, man atrodo, irgi liudija mūsų tą senovės dar iki romėniškąją kilmę. Tai būtent šita moteris Lokė, yra tos iki romėniškosios lietuvių tautos dalis. Ir čia dar pratęsdamas Arvydo mintį, turi pastebėti, kad 16 amžiuje dalis intelektualų aiškino, kad iš romėnų yra kilęs tik tai kilmingasis lietuvių tautos tas luomas, tai yra tik bajorai, o Motiejus Strijkovskis buvo vienas iš tų, ir priminsiu, kad Motiejus Strijkovskis keletą metų gyveno Jurbarke, tai Motiejus Strijkovskis jisai savo būtent darbuose rašė, kad visi lietuviai yra kilę iš romėnų ir kad būtent iš romėnų ir iki romėnų atvykimo gyvenusių žmonių sąjungos ir susiformavo lietuvių tauta. Čia yra diptikas, inspiruotas irgi tokio, kadangi pats esu aš iš Dzūkijos, iš pietų Lietuvos, tai didžiausio Dzūkijos ežero, kuris vadinamas ir Dzūkų jūra, tai yra Dusios ežeras. Ir čia vaizduojamas palemonidų atvykimas būtent į Dusios ežerą. Man atrodo, net ir mūsų dienomis, maudantis ar Dusios ar kitame ežere, kartais galima pamatyti ar su kažkokia elgija, ar galera, ar šiuolaikiniu vandens
sporto priemonę atplaukiančius palemonidus, tai reikia juos kartais užkalbinti, kaip ir tą palemoną, kuris čia vaikšto tarp mūsų. Na ir parodos branduolys, tai yra skirtingų dainų kompozicija, tai va būtent į autorinę dalį žvelgia vienas pagrindinių šios parodos veikėjų, tai yra Borkas, Jurbarko legendinis įkūrėjas, ir turiu pastebėti, kad Borko atvaizdą mums yra, kaip jis galėjo atrodyti, arba tiksliau kaip jis atrodė, nes tuo šventai tikėjo Motiejus Strijkovskis arba jo karinis vadas Aleksandras Gvaninis, italas, kuris, kaip žinome, tie, kas yra skaitę Motiejaus Strijkovskio istoriją, gyvenimo istoriją, tai Aleksandras Gvaninis, o Motiejus Strijkovskis pirmiausiai buvo karys. Būdamas kariu, Motiejus Strijkovskis ir rašė, ir piešė, ir parašydamas Lietuvos kroniką, Motiejus Strijkovskis savo veikalą davė perskaityti savo bosui, tai yra savo laipsnio aukštesniam karininkui, Aleksandrui Gvaniniui. Visą tai vyko Vitebsko pilyje, tuometinėje rytinėme Lietuvos didžiosios kunigaikštystės įtvirtinime. Ir Aleksandras Gvaninis tiesiog nuplagijavo Motiejaus Strijkovskio kroniką, išleido ją anksčiau nei pats Motiejus Strijkovskis, panaudojo iliustracijas, kurias Motiejus Strijkovskis norėjo panaudoti savo kronikos iliustravimui. Na ir tokiu būdu mes tarsi žinome, kaip atrodė tas Borkas, nors ten tokios truputėlį nešvarios, kriminalizuotos netgi istorijos kontekste. Tai šitą atvaizdą jaunuolio, tai yra Borkos jaunystėje, paėmiau būtent iš Aleksandro Gvaninio kronikos, kur jis yra vaizduojamas profiliu ir su šalmu ant galvos. Kaip mamos pagimdytas, aišku, nuodas, senolis romėnas ant vaikams, žmogumas tikrai nebuvo kažkas baisaus, dėl to čia daug yra smulkių žmonių. Kaip ir čia yra tiesioginiai du Palemono palikuonys, tiesą sakant, Arvydas, man atrodo, nereikia, aš nevykau ir nereik man nereikia. Tai va, tai čia Arvydas parodos anotacijų kažkada rašė, kad čia bus istorija pasakoma nuo Palemono iki Vytauto, tai aš nusprendžiau, kad vis tik šitoj parodoj turi būti vienas iš tolimųjų Palemonidų, nes iš tikrųjų pagal Motiejų Strijkovskį tai ir Vytautas buvo Palemono palikuonis. Tai čia yra vaizduojami du pusbroliai. Kairėje yra Vytautas, dešinėje Jogaila. Ir čia aš juos tiesiog bandžiau pavaizduoti, tokius kaip mes. Gyvus, jaučiančius žmonės. Yra nedidelis aprašas spalvojomis, tai tiesiog, man atrodo, mes kartais galvodami apie Vytautą ir Jogailą kaip tuos istorijos didžiavyrius, kartais pamirštame, kad jie irgi buvo tokie žmonės kaip ir mes, jie mėgo skaityti ar deklamuoti poeziją, tikėtumės, klausyti muzikos, stebėti saulėlydžius, klausyti paukščiukų ir panašių dalykų. Tai čia aš juos stengiausi nukelti nuo pjedestalo ir pavaizduoti kaip tokius labai paprastus ir kartu pažeidžiamus žmonės. Tai va, eikim toliau. Čia irgi yra porelė, bet jau čia būtų moterys plaštakės. Tai viena vertus aš labai norėjau, kad šitoj parodoj būtų ir šventės motyvų. Kita vertus reikia prisiminti, vėlgi skaitant tą patį Motiejų Strijkovskį, tai yra vyrų istorija. Ir iki 20 amžiaus pabaigos be abejo visi tai, kas buvo rašoma, kokios istorijos buvo rašomos, tai buvo rašomas pirmiausia vyrų istorijos. Arvydui vakar uždaviau tokį egzamino klausimą, galiu ir jūsų paklausti, gal kas žino, nes man pačiam buvo iškilęs toks klausimas, kokia pirmoji moteris yra minima tuose pirmuosiuose istorijos tekstuose, ar Motiejaus Strijkovskio kronikoje, ar Alberto Vijūko Kojelavičiaus Lietuvos istorijoje, ar žinote, kokia moteris? Kokia pirmoji moteris Lietuvoje ateina į istorijos areną, ta moteris tai yra Pajauta. Pajauta buvo kunigaikščio Herniaus dukra ir kito kunigaikščio Žvimbudo, nes kunigaikštis Kernius neturėjo savo sūnų, tai Kernius ištekino savo dukrą už Žvimbudo ir paskui iš Žvimbudo
vystėsi, radosi ir Gediminaičių dinastija, kurios palikuonis yra Vytautas su Jogaila. Na, o čia tos moterys plaštakės dėl to, kad, taip irgi pats savo sukūriau tokią prielaidą, kad moterų Lietuvos istorijoje daugybę metų nebuvo, nes jos tiesiog kaip tos plaštakės ar drugeliai skrajojo istorijos paraštėse. Čia būtent kalba apie tai. Jo, vaikštom ratu, kad galvos nesusisuktų. Čia yra vaizduojamas rutulio stūmimas. Rutulio stūmimo vaizdų, kaip ir imtynių vaizdų, galima pamatyti ir daugiau. Tai čia jau mano yra tokia mokslinė teorija, kad romėnai į Lietuvą atnešė 2 sporto šakas. Imtynės, nes Palemonas, vienas iš Palemonų buvo imtynininkas, kitas dalykas, pats esu senųjų Trakų pilies griovyje radęs tobulos formos apskritą akmenį, turbūt tai buvo bombardos sviedinys. Ir galima sakyti, kad būtent romėnai akmeninių rutulių tą stūmimą į tolį propagavo kaip savo sporto šaką. O čia, ką mes matome, tai yra irgi duoklė atiduota Palemonui ir jo vyriausiam sūnui. Turime Palemoną kairėje ir dešinėje yra jo sūnus Morkus. Kodėl dvigalvis, kaip ir kitose kompozicijose? Todėl, kad panašiai kaip ir motina Lokė, mes visi turime tą dvilypę prigimtį. Vis tik būkime atviri, žmoguje yra ir žmogaus, ir žvėries, ir ne tik Čarlzas Darvinas tai žinojo, ir tai žinojo net ir Palemonas, kuris atsikėlė į šį atšiaurų kraštą. Viršuje, tose vadinamose gūnėse, tai ką mes matom, čia yra grinai tikrai Arvydo provokacija. Aš bijau aukščio, aišku, vakar sukandęs dantis stengiuosi apsimesti ne bailiu, o labai drąsiu žmogumi, bet paskui nusileidus ant žemės labai patiko. Tai kadangi tai yra cerkvė buvusi, sudėtinga erdvė, ši pastato dalis yra vadinama gūnė arba pendentatyvas, tai būtent čia pakabinau 4 kompozicijas vaizduojančias įvairiausius personažus iš, pirmiausia, antikinės mitologijos ir literatūros. Sakysime, čia yra Kiparisas senatvėje, tai Kiparisas romėnų poeto Ovidijaus apdainuotas personažas. Ten turime satyrą iš romėniškosios mitologijos, ten turime žmogų sūnų Sagardą, tai daugiau už krikščionišką o ten būtų šiaip padarėlis irgi su sparnais, kažkur klajojantis istorijos paraštėse. Na, o pati ta švenčiausia ikonostaso dalis. Man buvo pačiam juokinga, kad parodos rengimo metu savo mūzai Aistei aiškinau, kaip čia kas turi būti, eksponuojant daug kas keitėsi, bet pagrindinė dalis, kad jau ruošdamas šiai parodai, dirbdamas šiai parodai visi galvoja, kad buvusiame altorijoje turi būti, kažkas vis tik iš šventų paveikslų. Tai kairėje turime 2 krikščionių šventuosius, šventasis Laurynas ir šventasis Baltramietis. Šventasis, kodėl jie čia atsirado? Pirmas dalykas, Renesanso mene Lietuvoje 16 amžiuje nuogas kūnas irgi pradėtas vaizduojant pirmiausia krikščionių kankinį. Šventasis Laurynas buvo ispanų dvasininkas, kunigas, jeigu neklystu vyskupas, kurį Romos imperatorius Dioklečiano laikais jo paties nurodymu nukankino, išrengė nuogai ir iškepė ant įkaitinių grotų. Šventas Laurynas yra kepėjų, virėjų ir bibliotekininkų globėjas. Bibliotekininkų dėl to, kad buvo intelektualas, kepėjų dėl to, kad pats buvo iškeptas. Ir labai dažnai dėl to įsivaizduojamas nuogas ant tų griliaus grotelių. Dešinėje šventasis Baltramietis. Tai šitą darbą inspiravo ne taip toli nuo Jurbarko Atsėdžiuose esantis 17 amžiaus paveikslas, turbūt vienas pirmųjų arba vienas seniausių išlikusių bažnytinių paveikslų Lietuvoje, kur būtų vaizduojamas nuogas vyriškas kūnas. Šventasis Baltramiejus ten ir gavo kairėje
į kairę nuo didžiojo altoriaus. Ir šventasis Baltramiejus, kaip primenu, buvo nukankintas jam gyvam nulupus odą, arba liaudiškai tariant skūrą. Čia jis yra irgi pavaizduotas rankoje laikant į gniužulą susuktą jau savo skūrą. Tai va, tai čia krikščioniškoji dalis, nes per Palemonidus vis tik Lietuva paskui ėjo toliau į savo krikščionišką istorijos etapą. Tai, ką matome ant altoriaus stalo, dešinėje pusėje Rolandai, čia tau aktualu, tai yra skydnešiai, romėniškiai herbai atnešti į Lietuvą, kairėje pusėje nuo jūsų yra romėnai atvykstantys vežėjančiuose į savo naują tėvynę. Ir man pačiam irgi, dirbant su šia paroda, kažkaip pagalvojau, pradėjau pats vystyti tokią teoriją, kad turbūt romėnai į Lietuvą atgabeno ir tokį civilizacijos išradimą kaip ratą. Nors kada ratas Lietuvoje atsiradęs yra pasakyti labai sunku. Žinoma tik tai, kad žiedžiamoji keramika, reiškia žiedžiamasis ratas Lietuvoje atsirado ne taip ir seniai. Ir daug vėliau nei po romėnų, jau kalbant labai rimtai, tai būtų koks 10-11 amžius. Kada ratas Lietuvoje atsirado, na, sunku pasakyti. Pirmieji ratai Lietuvoje yra aptinkami tos pačios žemutinės pilies Vilniuje teritorijoje, tai yra 12-13 amžius, daug vėliau. Tai va, o tai, ką matome šonuose, taigi dalykai skirti Palemonui ir Palemonidams, ir čia bandžiau pavaizduoti Palemoną kaip gyvą žmogų, remdamasi savo intuiciją ir vaizduotę. O kas yra žmogus? Žmogus yra tas, kuris stovi, eina, verkia, išgyvena kažkokius jausmus. Tai čia bandžiau pavaizduoti, na, ir Palemoną kaip jaučiantį žmogų. Tai būtų tiek. Čia dar turiu apgailestauti, kad cerkutė yra labai maža. Viskas tikrai netilpo. Arvydai užduotis statyti dar vieną bažnyčią. Parkas didelis, vietos atsiras. Tai kas parodoje netilpo, netilpoja romėniškos architektūros daugybė mano kažkokių tyrinėjimų, bet ten, kur matome tokį didelį kartoną, tai ant to kartono yra nupaišytas, na, pastatas, romėniškas kryžiaus pavidalo pastatas, tokį, kokį įsivaizdavo 16-17 amžiaus žmonės. O kuo tai yra paremta? 16-17 amžiuje Lietuvoje klestėjo vienas mokslo, galima sakyti, žanras, tai yra karinė architektūra, įtvirtinimo architektūra. Turime du korifėjus, kaip Adomą Freitagą, kuris dėstė Kėdainių gimnazijoje protestantų, ir turime jo mokinį, studentą Juzefą Narunavičių Naronskį. Abudu jie yra parašę veikalus apie karinę architektūrą, ir tas kryžius, tas darbas ir vadinasi Naronskio kryžius. Na, čia mano sugedusios vaizduotės yra padarinys, kad aš galvoju, aš įsivaizduoju, kad taip Narunavičius įsivaizdavo romėniškąją architektūrą Lietuvoje. Nes pats tas Motiejus Strijkovskis, kuris absoliučiai neabejojo, kad romėnai čia buvo, čia keliavo, čia įsikūrė, sakė, vienas skirtumas, kuo skiriasi mūsų ta lietuviškoji, tiksliau, lietuviška romėniška antika nuo tos antikos, į kurią mes važiuojame pažiūrėti ir mūsų dienomis. Važiuojame į Romą žiūrėti į Koliziejų, į Panteoną, į romėnų kitas šventyklas ar statinius. Tai anot Motiejaus Strijkovskio lietuviai viską statė iš medžio, tai yra romėnai Lietuvoje viską statė iš medžio ir dėl to viskas sugriuvo, supuvo ir nebeišliko. Tai čia Motiejaus Strijkovskio tai yra aprašyta, bet visą tai galima atkurti, kaip žinome, valdovų rūmai irgi buvo atstatyti. Tai galima atstatyti ir tą romėnišką Lietuvos architektūrą, tik reikia naudoti medį, kol tie mūsų miškai dar nėra iki galo iškirsti. Tai va, ir ten priekyje, cerkvės priekyje, šitas nebijokit, gali stovėti. Čia yra žmonės žiūrintys į saulėlydį ir aš įsivaizduoju, čia tiesiog tokia, na, irgi bandžiau tą Palemono mitą interpretuoti šiuolaikinio žmogaus akimis ir įsivaizduokime, kad mes einame prie jūros, ar Nidoje, ar Juodkrantėje, ar Melnragėje ar Palangoje, žiūrime į saulėlydį ir staiga pamatome horizonte atplaukiančią galerą, ar Eldiją, nežinau, kažkokį laivą. Tas laivas prisišvartuoja prie kranto, išlipa romėnai
išlipa Palemonas, jisai ir sako, sveiki, mes čia gyvensime. Tai čia tie žmonės mato atvykstančius romėnus, o virš nuostabaus alyvomis ir maisto dalykais dekoruoto stalo turime irgi dvi scenas iš romėnų gyvenimo dar prieš jiems pasitraukiant iš Romos. Tai, tiksliau, jų pabėgimas yra vienoj drobėj vaizduojamas, pabėgimas iš Romos, o kitoj drobelėj vaizduojamas romėnų žaidimas tais rutuliais. Nes irgi Motiejus Strijkovskis vienoj savo kronikoje, aprašinėdamas Vytauto Jogailos ir Romos imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio susitikimą Lucko pilyje, Luckas tai yra dabartinės Ukrainos teritorijoje, aprašinėja tarsi savo akimi matęs, kad ten toj menėj yra kaboja 5 gobelenai vaizduojantis Palemono atvykimą į Lietuvą. Ir tokiu būdu, Motiejus irgi savo tą vaizduotę ir mūsų vaizduotę plečia. Tai va, o čia šitam scenoje yra vaizduojamas romėnų atvykimas ir romėnų gyvenimo vaizdai Lietuvoje. Čia jie rungtyniauja, imasi, čia jie važinėja ant ratukų ir kadangi paroda buvo parašyta, kad tai yra ir vaizdų, ir tekstų paroda, tai čia šalia mano beveik nekrologo, šalia mano beveik nekrologo, abipus yra kairiai pusėj rimti dalykai, mano tikrai moksliniai tyrinėjimai, kur rengiant mokslinę disertaciją, o dešinėje pusėje, konkrečiai šiai parodai, aš bandžiau savo literatūrinės galias ir čia yra tokie du apmatai, vienas iš tų apmatų, tai yra draminio veikalo, tas draminis veikalas vadinasi Palemono palikimas, aš jo neskaitysiu, nors jis nėra ilgas, galite paimti ir pasiskaityti. Ir bandžiau dar irgi parašyti, irgi tai yra tik apmatai, tą poemą reikės tęsti, poemą, jos pavadinimas labai gražus, Palemoniada, apie Palemono atvykimą ir netgi konkrečiai Jurbarko įkūrimą. Čia yra, poemos pati pradžia, ją reikės tęsti, bet aš galiu paskaityti tą posmelį, kur yra aprašomas, hegzametro aprašomas yra Jurbarko įkūrimas. Ir dabar ir skaitysiu. Atsiprašau, dar mokykloje manęs kalbuodavo, kad skaitau be išraiškos. Taigi, Borko miestas prie Nemuno. Ten, kur jūra įteka į Nemuną galingą, Borkas tvirtas sūnus Palemono garbės nešėjas, stovėjo ženklas savo vardu miestui padėjo, iš akmenų ir medžių, jis į savo žmonėms kūrė ir vardas Borko per amžius skambėjo galingai, dabar žmonės jį Jurbarku plačiai vadina. Tai va, tai jūs čia galite skaityti, kaip buvo įkurtas Palemono sūnaus miestas, kuriame mes čia sėkmingai tuo viskuo ir džiaugiamės. Ir kol dar aš neatsibodau, tai dar tik tai priminsiu, kad visi mes dabar urmų tikrai neužlipsime į bokštą. Tai jeigu Rūsys požemiai yra skirti tam chtoniškam Lietuvos istorijos paveikslui, tai yra pradžių pradžia, čia yra ta, kaip ir minėjau, Palemono civilizacijos likučiai, kuriuos bandžiau surinkti į vieną visumą, tai bokštas yra dedikuotas nūdienai, o ta nūdiena 16-17 amžius, tie laikai, kada čia gyveno Motiejus Strijkovskis. Šiaip tai mes dabar išgyvename savotišką kognityvinį disonansą, arba trumpai tariant šizofreniją. Asmenybės susidvejinimą, nes turime du Palemonus, ne veltui aš ir vaizduoju vėjas galvas. Vienas Palemonas yra čia, antras Palemonas laukia mūsų bokštelį. Ir tą bokštą, man atrodo, galima drąsiai vadinti Palemono bokštu, bent šios parodos veikimo metu. O aš tik tai noriu dar truputėlį paaiškinti, jeigu užlipsite į patį bokšto viršų, kas ten yra bokšto pačiam viršuje. Ten yra keletas piešinių susijusių su Motiejaus Strijkovskio gyvenimu. Ir dabar čia truputėlį paskaitysiu tokią ištrauką iš mokslinio tyrimo apie Motiejų Strijkovskį Jurbarke.
Tai va, Jurbarko parapijos užrašų knygoje, kurios fragmentas tikėtina yra sudarytas paskutinį 16 amžiaus paskutinį dešimtmetį, vėliau buvo visai perštas 17 amžiaus pradžioje, yra randamas toks įrašas, lotyniškai neskaitysiu, iš karto lietuviškas vertimas, kad 1587 viešpaties metais, rugsėjo mėnesį, ponas Motiejus Strijkovskis, Jurbarko klebonas, dažnai buvo matomas garbingo Rapolo Jendrijevskio namuose. Rapolas Jendrijevskis, priminsiu, kad tai yra pirmasis Vilniaus Jurbarko miesto vaidas. Taip, Rapolo Jendrijevskio namuose, kur taip pat buvo ir jo duktė Darata, arba Dorotėja, išsilavinus ir gero būdo mergina. Tarp jų, tai yra tarp Motiejaus ir Daratos, vyko įvairūs pokalbiai. Ir tai, nors toks pobūdžio įrašas reikalauja kritinio vertinimo, jis leidžia kelti prielaidą apie galimus Strijkovskio ryšius su Jendrijevskio šeima. Ir galime spėti, tai tas bokštas, kuris yra skirtas Motiejaus Strijkovskio istorijai, ten yra Motiejaus Strijkovskio meilės istorija. Motiejus Strijkovskis buvo įsimylėjęs Jurbarko miestelėnę, Daratą, ir apie tai yra pačiame bokšto viršuje yra tie keli tos meilės istorijos liudininkai. Šekspyras aprašė Romeo ir Džiuljetą, tokie anoniminiai istoriniai archyviniai šaltiniai aprašo Motiejaus ir Daratos istoriją, kurią irgi galima plėtoti poemos, dramos, komedijos arba tragedijos pavidalais. Turbūt tiek būtų. Iš mano pusės, jeigu bus klausimų, būtinai klauskite, o mes, tiksliau, aš dabar Arvydą pastatysiu truputėlį nepatogią padėtį, nes turiu pastebėti, kad Arvydas man yra užsiminęs iš patikimų šaltinių, tai yra gavęs informacija, kad kažkur Jurbarko apylinkėse figūruoja toks dalykas kaip Palemono akmuo. Ir man atrodo, kad tą Palemono akmenį mūsų abiejų misija ir keblus uždavinys bus surasti ir galbūt atgabenti į čia, į parodos, į šios vietos, į šią vietą, kad irgi būtų kaip savotiškas Palemono ar Palemonidų ženklas. Kažkas... Tai klauskit. Jūs kėdėt, kažkas kėdė ranką, mačiau. Vidas yra ir bus dar šiandien, ir vakarė. Aš aišku galiu dar kalbėti, bet aš paskui pats savo atsitosiu. Surasit tą. Tai tikrai klauskit Vido, bendraukim su Vidu, nes... Jau iki valgyti gerą. Jo, tai aš irgi būdamas šalia Vidu tikrai jo pasakojimų supratau, kad aš žinau lotyniškai.